Na štai antroji transliacija iš Viršuliškių. Pravažiuodami matėme vienoje gatvės pusėje 3 visureigiai sustatyti su avariniais. Kažkas ant galinių langų užrašyta, nespėjom apžiūrėti, nesustojom, kadangi kitoje gatvės pusėje stovėjo pareigūnai su švyturėliais. Ir kaip tik dabar mes apsisukome, grįžtame atgal ir štai paprašysiu kolegos, kad pafilmuotų pareigūnus. Taip. Aha, štai sustabdyta. Filmuok ženklus iš pradžių, kad matytųsi. Ja, labai gerai. Štai kas vyksta. Na ir pabendrausim su pareigūnais, pažiūrėsim, ko jie iš mūsų norės. Gerai, įsijungiu šviesą, kad pareigūnai mane gerai matytų. Taip, gerai, kol kas išjungiu. Ar troleibusą įdomu, tikrins vairuotoją ar ne? Ar troleibusą gali sėdėti šnipas, rusų šnipas, troleibuso vairuotojas arba troleibuse? Įdomu, jie įlips į troleibusą ar ne? Iš Afrikos gali būti. Iš Afrikos, jo, irgi šnipas, rusų pasamdytas, ar tikėtis. Jo, kodėl amerikiečių daugelis negalėjo būti antro pasaulinio karo metu, negalėjo būti žvalgais? Todėl, kad dauguma jų buvo negrai. Jie negalėjo dirbti žvalgais. Gerai, taip, laukiame. Atleiskit, kad transliacija bus ilgesnė, tačiau turim, ką turim. Nenoriu gabalais po to mėtyti, tai pasižiūrėkit patys, ką čia matysite. Taip, pareigūnai ir kariškiai atliekantys savo pareigą turi teisę būti filmuoti. Mes turim teisę juos filmuoti, žinai šitą, ne? Mes turim teisę filmuoti, gerai. Tvarkoju. Taip, duok man dar biskį save. Beje, oi ne, patrauk, kad, nes manęs nes... O, dabar gerai. Taip, dar informacijos visiems. Jokia komendanto valanda nėra įvesta. Pranešu, kad patikrinau visus įstatymus ir viską, ką išleido šiandieną tiek Seimas, tiek, žodžiu, tam, kad būtų įvesta komendanto valanda, privalomi yra 2 dalykai. Pirma, turi būti paskelbta karinė padėtis ir antra, turi būti papildomai prezidento įsakymas. Nors vieno iš tų 2 dalykų nėra, komendanto valanda neįvedama. Ir antras variantas, jeigu yra įvedama nepaprastoji padėtis, tai yra arba karinė padėtis, arba nepaprastoji padėtis. Ir būtinai prezidento įsakymas. Be šitų faktorių negali būti įvedama komendanto valanda. Todėl visus, kad gyvenate Viršuliškėse, informuoju, jokios komendanto valandos nėra, yra mokymai, o Farmasklaida jums primelavo, kad komendanto valanda įvedama. Tai yra melas, melas Farmasklaidos. Gerai, suku kamerą. Taip. Na, artėjame. Taip, troleibuse viduje, matau, dar nieko nėra. Čia įdomu. Atrakcija, nuotykių ieškotojai. Beje, aš automobilyje vežiojosi ginklą ir labai įdomu, kaip jie sureaguos, atlikdami patikrą. Taip, nufilmuok šitą automobilį ir jo valstybinius numerius, galbūt kam nors bus įdomu. Nors neaišku, ar čia kariškio automobilis, ar čia jau kažkas konfisko... O, kariškiai su automatais. Taip, nagi. Žiūrim, žiūrim. Troleibusui, kad netrukdytų, patraukė kėglį. Mergina, aiškiai šaulė, bent jau iš aprangos, taip sprendžiu iš kamufliažo. Čia šaulių apranga. Patikrinam, paskaitom, kas parašyta pas ją. Šaulė, jo, Šaulių sąjunga. Labas vakaras. Kaip tarnyba? Kaip sakot? Kaip tarnyba? Nu, puikiai. Ačiū, kad esate. Ačiū, kad jūs esate. Taip, štai visureigis jų. Grand Cherokee seno modelio. Nu, finansais mes negalim pasigirti labai stipriai mūsų valstybė ir tik vyriausybė gali pasigirti. Taip, štai pareigūnai. Ką, tikrinam alkotesteris? Na, štai kaip įdomiai, alkotesteris. Sveiki. Nu va, sako komendanto valanda, čia patikrinimas. Tvarkoj. Gerai, tikrinkit, tikrinkit. Sveiki, kariūnai. Ačiū, kad esat. Komendanto valanda gi neįvesta, teisingai? Tam, kad įvest komendanto valandą, privalomi yra 2 dalykai. Pirma, arba turi būti vyriausybės įsakymų įvesta karinė padėtis ir prezidento įsakymas. Nors vieno iš 2 nėra, viskas. Pratybos jo, bet ne komendanto valanda.
Pasidomėkite įstatymais. Jūs kariškiai. Aš nutvarkoju, viso gero. Ačiū labai, geros tarnybos ir ramios nakties jums. Gerai, statyk į laikiklį. O, palauk, dar, nes čia pareigūnų matom. Nagi, pažiūrėsim, kas čia dar vyksta. Bet, na kągi, kariškiai neprivalo žinoti taip gerai įstatymų, kaip mes visuomenininkai, kurie to domimės aktyviai. Pravažiuojam šitą punktą, ką manai? Nu, galim. Galim? Nu, davai, dar kartą pasitikrinsim. Jie čia pilnai blokavo gatvę. Na, jau čia įdomiau. Mes kažkaip tai važiuodami galvojame, ko gero jie nepradės taip anksti, o pradės naktį galbūt, kada jau mažiausiai transporto, bet ne, žiūrėkit, 200 akurat pradėjo. Tai tiems, kas stebite transliaciją ir domitės įstatymais, patikrinkite tą, ką aš sakau, teisybė ar neteisybė, jog karinė padėtis turi būti įvedama ir dar papildomai prezidento įsakymas. Tik tada gali būti paskelbta komendanto valanda. Arba nepaprastoji padėtis ir prezidento įsakymas visais kitais atvejais. Komendanto valanda nėra įvedama, jinai tėra feikas. Melagiena, kaip čia dabar taip išsireiškus. Ačiū, kad praleidžiate. Gerai, važiuojam į kitą postą pasižiūrėti. Bus linksma, bus linksma. Nusijėmė kaukę, ne prieš pareigūnus, kad neerzint. Mano kolega, su kurio kartu važiuojam, kuris dabar filmuoja, buvo užsidėjęs dar visas tas kaukės veidą pilnai paslėpęs. Gerai, o ką dabar tikrins? Čia irgi turbūt alkotesteris bus. Žiūrėsim. Aha. Taip, čia jau civilinis automobilis. Vairuotojas yra, jo, tikrina vairuotoją. A, tik blaivumą. Nu, taip, čia įdomiai, sakyčiau labai. Oi, brač. Nu tai... Muzikos viski pareigūnams. Bet tavęs nebegirdėjęs. Tai aš ir nekalbėsiu dabar. Čia žiūrovams, kad nebūtų nuobodu laukti, kol mus pradės tikrinti. Billy Idol, White Wedding. Čia ir bagažinę patikrino, matei? Nu, gal ir pas mane patikrint. Įdomu, kiek gerai jie moka tikrinti Priusų bagažinės, nes Priusė yra slapta vieta. Labą vakarą. Labą vakarą. Tik iš ten, bet tikrinkit dar kartą. Tik iš ten, tai dokumentą pateikite. O, ten dokumento neprašė, ten bagažinės netikrino. O čia jau ir dokumentas ir bagažinė. Gerai, pateiksim, prašau, pareigūnai. Gerai, muziką išjungsiu. Alkoholio nevartoju. Nevartoju. Pastikrit reikės, gerai? Gerai, bagažinę atidarykite. Vis dėlto tikrins bagažinę, na gerai. Sėdėk, arba aš paimsiu. Palauk. Transliaciją darom. Viskas tvarkoja. Žmonėm įdomu, kaip čia komendanto neva valanda paskelbta. Prašau. Draudžiamų Čia. teisę galite atidaryti. Tuoj parodysiu, palaukite minutėlę. Susipažinkite su šia taše, paskaitykite, kas parašyta. Supratau, atidarykite. Gerai, atidarysiu. Opa. Taip, sekundėlę. Štai, prašau. Viskas tvarkoja, galite uždaryti. Geros tarnybos pareigūnė. Sakykit, jums kaip pranešė, kad komendanto valanda yra ar nėra? Kaip jūs jums? Yra. O įstatymus žinote, kada galima skelbti komendanto valandą? Čia tiesiog yra pratybos. Pratybos, bet ne komendanto valanda. Bet, ale, imituojat, supratau. Taip, yra pratybos. Ačiū už informaciją. Bet turėkite omeny, kad tai nėra komendanto valanda, o tik imitacija, kadangi komendanto valanda turi būti. Supratau. Ačiū. Geros tarnybos. Viso gero. Dokumentas dar. Oi! Pamiršau. Dėkoju. Brač, būčiau išvažiavęs be dokumento. Išjungiam avarinį ir judam toliau dabar pasižiūrėti link mados, kas tenai darosi. Na ką, brangų žiūrovai, kaip matėte, jie tikrino šį kartą jau ir bagažinę, ir dokumentus, o ten šito neprašė. Nu, skirtingai elgėsi. Sakyčiau, jie turėtų viską daryti, pilnai patikrinti ir bagažinę, ir surasti slaptus skyrelius Prius pliusuose ir Prius antrukose, kurie yra. Vėliau galėsiu parodyti, nes galbūt ten ginklas. Turėjo taip pat patikrinti dureles, štai galiu parodyti, kas pas mane yra durelėse, kas mane labai stebina, jie neaptiko ar ne. Turėjau patikrinti ir bardačioką, parodyk. Bardačiokas, nežinau kaip lietuviškai, daiktadėžė.
štai gerbėmieji, ar ne, jie šitų dalykų visiškai netikrino kažkodėl, tai na, nežinau kodėl. Galbūt dar nėra tai priimta. Šviesą išjungiau, kad... Taip matosi gerai irgi. Gerai matosi, ar ne, išjungiu šviesą? Gerai, nes aš nematau, ką tu ten filmuoji. Tai va, brangieji. Žodžiu, situacija yra tokia, kad komendanto valanda tik imituojama. Dabar mano požiūris į visą tai, kas vyksta. Mano kaip visuomenininko subjektyvi nuomonė. Jinai jokių būdų negali būti objektyvi, kadangi aš vienas pats savo dabar sprendžiu, kas ir kaip. Tai mano požiūriu labai gerai, kad tai vyksta. Blogai, kad prieš rinkimus. Faktas, čia toks žmonių pagazdinimas, įtampos sukėlimas tuščioj vietoj. Nu, negražu, sakykim taip, neskaniai atrodo. Bet, kad yra mokinimai kariškių daromi toje teritorijoje, kurioje galimai kada nors, labai tikiuosi, kad ne, bet gali vykti tikri kariniai veiksmai, mane iš tikrųjų džiugina, kad pagaliau štai tokios pratybos vyksta. Tik, kaip minėjau, nereikėtų prieš rinkimus tą daryti. Dar vienas dalykas, reikėtų jiems iš tikrųjų įspėti žmonės ne prieš savaitę, o kur kas anksčiau ir farmasklaida labai negražu, kada, kaip negražu, jau seniai taip elgiasi, primeluoja, kad paskelta komendanto valanda. Na, komendanto valandos imitacija ir pratybos. Sutinku, jeigu jie tai būtų paviešinę, tai būtų tikrai labai gerai, bet dabar, negatyviai aš žiūriu į tokį mūsų žiniasklaidą, farmasklaidą, nežinau, melagienų portalai. Negražu iš tikrųjų, jau galėtų nutraukti. Juolab, kad vis daugiau teisingos informacijos pasirodo, tie, kas stebėt mano Facebooką, ar ne, paskutiniuose postuose, žiūrėkit jau TV3 LT, kiek daug teisybės paviešino apie vakcinas, ar ne, apie tai, kad tyrimai atlikti ir kad nieko gero tenai, ir taip toliau. Jie lyg ir lenda iš to purvo, bet labai jau labai lėtai norėtųsi, kad biskį aktyviau. Gerai, kol kas transliaciją ko gero nutrauksime, kadangi, nieko daugiau nevyksta, tik tai tuose poroj vietų tenai matėme. Dabar pravažiuosiu dar pro Madą, nes viršuliškės netokios didelės. Ir jeigu tenai nieko, tai daugiau transliacijų ir nebus. O jeigu dar kažkas, būtinai parodysime. Tai gražios ir ramios visiems nakties ir svarbiausia, kad tik nebūtų karo. Iki. Sister, watch your body.